Eilinis savaitgalis. Kažkas tai ilsisi, kažkas skuba į namus po visų poilsių, po visų sodybo, kai kas skuba į darbus. O aš skubu pasiimti įrankių. Sakiau, žirafą, siurblį ir nivelyrą. Žodžiu, fainai, pasižiūrėsim, kaip atrodo tas kramomatas. Gal ne paštomatas, bet žodžiu, labai įdomi sistema, tai pasižiūrėsim, kaip tas atrodo. Fainai, mano darbai turbūt nesustos vėl nuo pirmadienio, nes visus įrankius turėsiu, ko man reikia. Ir žiauriai faina, kad tu gali bet kada realiai tą pasidaryti. Aš, pavyzdžiui, siurblį prisiminiau vakar, tai apie 12 nakties. Tai to jos pažiūrėsime, viskas vietoj. Nu, žinutė skelbė, kad taip. Tai va, mes vietoj. Einam. Taip. Ir kaip žiauriai gerai, nes tu realiai naują įrankį su naujom įvairiausiom įdiegtom technologijom dažnai turėtų pasikeisti kažkaip per laiką. Reagendą jūs reikia prižiūrėti. O čia gauni švarų, gražų, šviežią, dar kvepiantį darbininkų rankomis. Ir va, savo viskas vietoj. Gerai, pažiūrėkim, kaip tas veikia. Nu va, turim žinutę. Pina kodas aiškus. Bandom žiūrėti, kaip čia tas atrodo. 6, 7, 8, 7, 1. Tadam! Sezamė atsiverk. Viską sudėjo. Siurblys, žirafa. Žirafa žinot kam? Tam, kad nekvėpotum dulkiam. Šlifuoji sienelę. Ir viskas ne į nosį, o eina į dulkių siurblį. Šitas yra. Kaip tokia viena mergina kažkas sakė, veršiuks yra. Gerai. Taip. Siurblelis, net maišelį įdėjau, man rūpintis nereikia. Net surišta, kad nepasileidė būtų. Nu tiesiog kaip dovanėlė su bantiku. Liuks. Va. Kitką einam pasimt. Gerai, to išstrateguosim. Ir va. O! Kad taip paprastai viskas bus, tai net nebūčiau pagalvojęs. 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.